Esu Dalia Čiočytė, dėstau bendrųjų universitetinių studijų dalyką Biblija vakarų pasaulio literatūroje. Šiuo dalyku siekiu trejato tikslų. Pirma, tai aiškintis, kas yra Biblija. Atrodytų atsakymas aiškus, tarsi visi žinome, kas Biblija yra, bet giliau pažvelgus netaip ir lengva į šį klausimą atsakyti. Dėstydama šį dalyką akcentuoju, kad Biblija yra pamatinis vakarų kultūros tekstas, greta antikos. Biblija grindžia vakarietišką mąstymą apie žmogų ir būtį. Koks tai mąstymas? Eidami šių klausimų keliu, galvojame apie tai, kokią Biblijoje matome Dievo sampratą ir, kas dar aktualiau, kokią žmogaus sampratą Biblijoje matome. Kaip Biblija atskleidžia žmogaus prasmę. Klausėme, ką nurodo Biblijos alegorijos, simboliai, paradoksai. Na ir labai įdomu aiškintis, kaip yra, kad Biblija iš esmės paradoksų knyga. Įdomu galvoti apie tai, kas vienyje visas Bibliją sudarančias knygas, kurios rodo tokią turtingą įvairovę. Antras šio dalyko tikslas yra nagrinėti literatūros kūrinių ir Biblijos dialogo versijas. Tai yra literatūra Bibliją traktuoja įvairiai, literatūra ir mokosi iš Biblijos suprasti žmogų, pasaulį ir ginčijasi su Biblija. Šio dalyko paskaitų seminarų metu yra aiškinamasi, pavyzdžiui, kas tai yra Dantės individualizmas. Kaip krikščioniškoji idėja apie žmogaus vientisumą veikia, formuoja Dantės meniniam mąstymui būdingą būtent individualizmą. Arba kaip biblinis rojaus praradimo archetipas formuoja Viljamo Šekspyro Karaliaus Lyro struktūrą. Arba kokį šėtono paveikslą kuria Hermanas Hesė. Ar kaip Jėzus Kristus pasirodo šiuolaikinėje vakarų prozoje, jos potekstėje, teksto paviršiuje nebūdamas. Tai tokie ir panašūs klausimai man pačiai atrodo įdomus, intriguojantis ir viliuosi, kad bus įdomus ir studentams. Trečias šio dalyko tikslas yra kviesti kiekvieną paskaitų klausytoją ir seminarų dalyvį apmąstyti asmeniškasias vertybes, tokias individualias, savasias, galbūt jas sisteminti, galbūt jas giliau suprasti. Toks, sakyčiau, privatus dalyko tikslas. Kokia atsiskaitimo už šį dalyką tvarka? Žinoma, reikia lankyti paskaitas, seminarus, perskaityti kaskart nurodomą literatūrą ir šis darbas sudarys 30% galutinio egzamino pažymį. Dar reikės atsakyti raštu į vieną klausimą ir tai bus atvirojo tipo klausimas, tai reiškia skatinantis ne tik įsidėmėtą informaciją pakartoti, bet ir savarankiškai pamąstyti. Na ir dar reiks parašyti rašto darbą, palyginti nedidelės apimties 5-6 puslapių apie pasirinkto kūrinio dialogą su Biblija. Ir šio rašto darbo pagrindinę mintį, tezę, tokį savąjį atradimą, savąją įžvalgą pristatyti kolegų auditorijai. Tai paprastai studentam labai patinka šita egzamino dalis, rašto darbas ir jo pristatymas kolegom, ir šita dalis sudaro 40%, tai yra didžiausia galutinio egzamino pažymio dalį. Dalykas Biblija vakarų pasaulio literatūroje yra neabejotinai svarbus universitetiniam išsilavinimui. Tai yra dalykas apie literatūros šedevrus ir apie jų interpretuojamas vakarietiškasias vertybes.